Mobilieji sprendimai yra šiai dienai dėja, aš galvoju, čia mano vėl asmeninė nuomonė, kad mes esam vis tiklų stadijos su mobiliaisiais sprendimais. Ir tai yra ne dėl mūsų kalties, ne dėl mūsų programuotojų ar įmonių kalties, tai yra ta problema, kad mobiliojo ryšio tiekėjai nenori didelių investicijų į savo technologijas, nenori sukurti tokių pačių platformų, kai turi dabar Apple'as su iPhone'u, kaip Google'as turi, kaip Nokia išmanieji telefonai turi. Pakol kas dar truputėlį pristabdo tą reikalą ir mes turim net tą didelę problemą, kur iš vis, kur tu atsiskaitai SMS-o ir 50% atiduoju tiekėjui, kad jisai tiesiog perveda pinigus. Tas pats, kaip mes atskaitum per banką ir bankas pasimtų už tai 50%. Tai yra begėdiška, bet taip yra. Bet mus gelbsti, kad tie dalykai, apie kuriuos aš kalbėjau, kad yra vis daugiau Lietuvoje žmonių turi iPhone'us, išmaniuosius telefonus, kur mes galim per kitą pusę eiti ir daryti tas platformas. Ir čia yra ateitis. Čia toks įdomus atvejis buvo, prieš 5 metus mes buvom, aš dirbau tarptautinėje agentūrai tinkle ir mes matėm tos visus dalykus, kaip ten daro su tais mobiliaisiais telefonais ir visą kitą, ir mes ėjom per klientus ir sakėm, pažiūrėk, mes galim padaryti, kad žmogus atvažiuoja į Akropolį, mes žinom, kad jis jaunas žmogus ir jam numeta kažkur SMS nuolaidą, kad dabar žygio batus išpardavimas jaunimo avaliniai. Arba žmogus stovi ir prie ACM, arba eina pro ACM ekraną ir jam avataras sako, ką tu manai to klausimu, jisai suveda SMS-o, nusiunčia ir ten jo atsakymas pasirodo. Tai tada buvo pakilimas ir tada nieks apie tai net nežinojo, ta prasme ir sakė, baikit, kosmos mums nereikia. Mes tiesiog padidinsim banerinės reklamos biudžetą, bus paprasta. Bet aš tikiu, kad kažkur už 2 metų, reiškia, tas Lietuvoje labai įsisuks ir tai galima jau pradėti investuoti šiai dienai.